Sveiki! Ar kada nors teko pagalvoti, kaip iš tiesų veikia anglų kalbos laikai? Na, šiandien mes pasinersime į vieną pačių svarbiausių – esamąjį paprastąjį laiką. Įsivaizduokime, kad statome namą. Dėliosime viską plytą po plytą, kol turėsime tvirtą ir tiesiog nepriekaištingą sakinį. Gerai, pradedam! Gerai, pradedam iškart nuo mįslės, kuri, tiesą sakant, kankina daugelį besimokančiųjų. Anglų kalboje sakome I walk, you walk, bet staiga he walks. Iš kur atsiranda ta S raidė? Būtent šią paslaptį šiandien ir įminsime. Na, bet prieš pradedant statybas juk reikia suprasti, ką mes statome ir kam tai bus skirta. Taigi, kas iš tikrųjų yra tas esamasis paprastasis laikas ir koks jo, sakyčiau, supervaidmuo sakinyje? Išsiaiškinkime. Štai kur visa esmė. Šis laikas skirtas apibūdinti įpročius, nuolat pasikartojančius veiksmus arba tiesiog neginčiamas tiesas. Žodžiu, viską, kas vyksta reguliariai arba yra visutinai teisinga. Pavyzdžiui, saulė teka rytuose – tai tiesa. Aš geriu kavą kiekvieną rytą – tai įpročiai. Arba mokslo faktas – vanduo verda 100 laipsnių Celsijaus temperatūroje. Gerai. O dabar pereikime prie pačios svarbiausios taisyklės. Tai yra vienintelis esminis pokytis, kurį reikia įsiminti, bet jis absoliučiai kertinis. Taip, kalbame apie tą paslaptingąją S raidę, kurią minėjome pačioje pradžioje. Pažvelkime į šią lentelę, čia viskas matosi kaip ant delno. Su veiksmažodžiu plaukti arba swim matome, kad forma keičiasi tik vienintelėje vietoje. Tik prie he, she ir it atsiranda galūnė S. Visais kitais atvejais veiksmažodis lieka visiškai nepakitęs. Štai čia ir slypi visa magija. Taigi, pagrindinis principas labai aiškus. Kai kalbame apie jį, ją arba daiktą, tai yra naudojame įvardžius he, she arba it, prie veiksmažodžio visada pridedame galūnę S. Pavyzdžiui, he plays football, jis žaidžia futbolą. Paprasta, ar ne? Atrodo, taisyklė paprasta, tiesa? Na, bet kaip dažnai būna, velnias slypi detalėse. Kartais vien S raidės nepakanka, rašyba gali būti truputį sudėtingesnė. Pasigilinkime. Tai va, pirmoji išimtis. Jei veiksmažodis baigėsi priebalse ir raidė Y, kaip pavyzdžiuose hurry arba fly, trečiajame asmenyje raidė Y versta I ir pridedama galūnė minute yes. Taigi sakome he hurries, the plane flies. Dar vienas pavyzdys, kurį tikrai verta įsiminti. She studies hard, ji uoliai mokosi. O antroji taisyklė atsirado tiesiog dėl tarimo patogumo. Jei veiksmažodis baigėsi garsais H, O, Š, S, X, pridedame S. Ir pabandykime ištarti pass. Liežuvis stringa, tiesa? O passes skamba kur kas natūraliau. Būtent todėl sakome Almita does, time passes ir Emily wishes. Pavyzdžiui, he watches TV. Jis žiūri televizorių. Puiku, su teigiamais sakiniais atrodo viskas aišku. Bet ką daryti, kai norime pasakyti ne? Štai čia į pagalbą atskuba specialūs įrankiai, pagalbiniai veiksmažodžiai, kurie padės viską atlikti teisingai. Neigiamo sakinio sudarimas – tai kaip paprasta 3 žingsnių formulė. Pirmiausia, imame teigiamą sakinį. He studies English. Tada įterpiame pagalbinį veiksmažodį does not. Ir štai pats svarbiausias žingsnis. Pagrindinis veiksmažodis praranda savo S ar S galūnę, nes ją tarsi pasiima pagalbinis veiksmažodis does. Ir ką gauname? He does not study English. Kitas pavyzdys. She works here virsta she does not work here. Tai auksinė taisyklė, kurią verta įsiminti visam laikui. Ši skaidrė puikiai tai ir parodo. Jei sakinyje atsiranda žodelis does, pagrindinis veiksmažodis grįžta į savo pradinę švarią formą. Does atlieka visą tą S darbą už jį. Žinote, kasdienėje gyvoje kalboje pilnos formos tokios kaip do not ar does not dažnai sutrumpinamos. Taip atsiranda don't ir doesn't. Taip tiesiog skamba natūraliau ir aišku greičiau. Pavyzdžiui, vietoj I do not like it, kur kas dažniau girdėsite I don't like it. Nu, o dabar smagioji dalis. Tie patys pagalbiniai veiksmažodžiai, kuriuos naudojame neiginiams, yra raktas ir į klausimų sudarimą. Dabar išmoksime apversti sakinį ir paversti jį klausimu. Patikėkite, tai visai nesudėtinga. Procesas čia labai panašus į neiginių kūrimą. Pradedame nuo teiginio.
She plays tennis. Tada pagalbinį veiksmažodžį does perkeliame tiesiog į sakinio pradžią. Ir vėl prisimename auksinę taisyklę. Pagrindinis veiksmažodžis plays praranda s ir lieka tiesiog play. Taigi, teisingas klausimas yra: Does she play tennis? Kitas pavyzdys. He lives in London tampa Does he live in London? Štai keletas greitų pavyzdžių, kad tas šablonas tiesiog įsirašytų į galvą. Aiškiai matome, kad su visais asmenimis, išskyrus trečiai vienas kaitos, naudojame doom. Tik su he, she ir it prireikia does. Pavyzdžiui, klausimas Do you speak English? Bet jau does she speak English? Gerai, dabar kai teorija jau lyg ir aiški, metas pasitikrinti žinias. Pažiūrėkime į dažniausiai pasitaikančias klaidas. Tai puikus būvas įtvirtinti taisyklės, mokytis atpažinti, kas yra negerai ir žinoma, to išvengti ateityje. Pirmoji klaida. Ji labai dažna. Sakinys he don't swim yra neteisingas, nes kalbant apie trečiąjį asmenį, he būtina naudoti doesn't. Teisingai yra he doesn't swim. Taip pat she don't like it yra neteisinga. Turi būti she doesn't like it. Antroji klaida – dviguba S. Prisimenam, jei sakinyje jau yra does, pagrindinis veiksmažodis galūnės S nebeturi. Todėl klausti does he swims yra klaida. Teisingas variantas does he swim. Panašiai ir su does she works here. Teisingai būtų does she work here. Trečioji klaida. Netinkamo pagalbinio veiksmažodžio naudojimas. Doesn't yra skirtas tik he, she ir it. Su daugiskaita. Pavyzdžiui, they. Visada naudojame don't. Taigi, they don't work here. Taip pat, we doesn't go to school yra neteisinga. Teisingai būtų we don't go to school. Ir paskutinė dažna klaida – tai tarsi grįžtamas į pačią pirmą taisyklę. Teigiamame sakinyje tiesiog pamirštama pridėti -s galūnę. My mother yra tas pats, kas she, todėl sakome my mother cooks dinner. Taip pat my brother play football yra neteisinga, teisingai būtų my brother plays football. Taigi dabar visos taisyklės yra žinomos, o įrankiai paruošti naudoti. Lieka klausimas, kokius įpročius ar tiesas dabar galima apibūdinti tobulai. Pagalvokime apie savo pačių kasdienybę. Būtų puiku pamėginti ją aprašyti teisinga anglų kalba, galbūt net komentaruose, po vieną sakinį apie save naudojant esamąjį paprastąjį laiką.